Lietuva – tai žemė, kur rytas pabunda lėtai, o rūkas klosto slėnius taip tyliai, lyg saugotų paslaptį. Ežerai atsimerkia tik pajutę pirmą šviesos prisilietimą, o upės neša laiką taip ramiai, kaip moka tik mūsų kraštas. Miškai čia kužda istorijas, kurių nerasime vadovėliuose, bet jos gyvena mumyse. Kiekvienas takas primena, tai mūsų namai, duodantys daugiau nei dažnai pastebime. Vėjas skaito laukus, braižo pievų linijas, o saulė nusileidžia į vandenį taip, kad atrodo, visa Lietuva trumpam suspindi iš vidaus. Iš šitos tylos mokomės ramybės, iš šviesos kelio, iš vėjo drąsos keistis. Ir šiandien, kai pasaulis vis garsiau kalba apie švaresnę ateitį, mes atsigręžėme į tai, kas šalia mūsų buvo visada – į saulę, vėją, vandenį, žemę. Alternatyvi energija tampa mūsų pažadu gamtai, gyventi šviesiau, kurti atsakingiau. Kai laukai pasipuošia saulės moduliais, o horizontą paliečia vėjo bokštai, mes matome ne konstrukcijas, o tą pačią Lietuvos dovaną – šviesą, judesį, vėją, tik švaresnių pavidalų. Tai ne tik technologijos, tai žmogaus ir gamtos dialogas, mūsų būdas pasakyti ačiū už jėgą, grožį ir ateitį, kurią ši žemė mums dovanoja. Ir visą tai mes įvardėjame savo kalbą – lietuvių. Kalba, kurioje telpa rūkas, vėjas ir šviesa, kurioje gamta ne tik aprašoma, bet ir jaučiama. Lietuvių kalba saugo mūsų ryšį su žeme, leidžia perduoti patirtis, vertybės ir atsakomybę ateičiai. Kalbėdami ir kurdami ją, mes ne tik papasakojame apie Lietuvą, mes ją išsaugome.